Prašom sėstis. Dar kartą labas rytas. Jeigu jūs svečiuojatės miesto bažnyčiai, labai džiaugiamės, kad jūs esate čia. Mes tęsim pamokslų seriją, kuri vadinasi Dvasinė kova. Klausimas labai toks, ne visai retorinis. Kam iš jūsų patinka konfliktai? Kiek rankų? Ne vienos. O kam muštis patinka? Geruoju. Taip geruoju, pavyzdžiui, su draugais grumtis. O daugiau. O kam sportuoti ir laimėti patinka? Jau daugiau. Visus dalykus, kuriuos paminėjau, yra pakankamai intensyvūs. Kova, konfliktas mums nepatinka. Žinot dėl ko? Dėl to, kad galim pralaimėti. Kartais gali būti labai skaudu. Ir ta rizika pralaimėjimo, jinai niekam nėra maloni. Bet dvasinė kova krikščioniui nėra išimtis, o tai yra kasdienybė. Ir kai mes kalbam apie dvasinę kovą, nedaug bažnyčia mes esam paskutiniu metu kalbėję apie dvasinę kovą ir jaučiau tokį Dievo paraginimą, kad mums labai svarbu suprasti, koks yra tas mūsų gyvenimas. Mes gyvenam ir materialioj, ir nematerialioj būty. Mes matom savo fizinėmis akimis materialų pasaulį, kuris vieną dieną pranyks. Nes visa, kas yra regima, yra laikina. Ta gali kaimynui pasakyti, kas matoma, tas laikina. Gali pasakyti jam, nemylėk per daug savo mašinas. Arba ten savo lovus ar dar kažko. Tai laikina. Jėzus sakė, susikraukit savo turtų, ne čia žemėje, bet danguje. Jis kreipia žvilgsnį, kad žmogaus būtis, tikroji būtis ir čia žemėje, ir pomirtinėme gyvenime yra ne tiek susijęs su materialiu pasauliu. Egzistuoja ir dvasinis pasaulis. Ir kaip krikščionim aš praeitą sekmadienį kalbėjau apie tai, kad egzistuoja tas dvasinis pasaulis ir humanizmas po kiekvieno karo, po kažkokios didelės kataklizminės situacijos pradeda abejoti to įsitikinimu, kad blogis neegzistuoja. Iš tikrųjų daug filosofų pradeda save kvestionuoti, klausti, kaip čia yra. Nes yra kažkas tokio nerealaus, kai tu matai žmogišką žiaurumą, matai genocidą ir atrodo nėra net kaip paaiškinti, kad žmogus dėl kažkokių pinigų, dėl to godumo pražudytų tūkstančius, kartais milijonus žmonių, vaikus, moteris, senelius, neįgalius žmonės, įvairiausius žmonės. Tai sunku suvokiama, sunkiai protu suvokti. Ir Biblija moko labai daug, kad egzistuoja kita būtis, kad yra kitas asmuo, kuri neturi kūno, yra šėtonas ir yra demonai. Ir mes šiandien pažiūrėsim, koks tas yra mūsų priešas. Bet kova yra neišvengiama. Net vakar vyko jau 4. miesto bendruomenės maldos pusryčiai, kurios mūsų Klaipėdos meras organizuoja. Ir ten keletą buvo tokių pranešimų. Paties mero pasakyti žodžiai buvo man labai įstrigo. Jis sako, kodėl taip yra, kad mes pradedam vertinti kažką tik tais po to, kai tai prarandam ir suvokiam, kad tai buvo brangu. Tas man įstrigo, kad tu gali pradėti vertinti dar nepraradęs nei vaikų, nei žmonos, nei dar kažko. Ir po to buvo irgi toks geras liudijimas Tele2 generalinio direktoriaus Petro Masiulio kalba. Jisai sako, jis kalbėjo apie santykį su Dievu ir apie santykį su šeima, su savo artimaisiais, kad tai yra labai brangus dalykas, už kurį reikia pakovoti. Ir jis tai pakartoja 3-4 kartus, sako, už šeimą reikia kovoti, už santykius, už tuos, kuriuos myli, reikia kovoti. Kodėl reikia kovoti? Todėl, kad yra daug galių tokių jėgų, kurios išskirs. Mūsų pačių ego yra mūsų priešas. Ir reikia pakovoti. Mane nustebino truputį, sako, aš kiekvieną dieną pusryčiauju su savo šeima ir pietauju. Ir sako, taip susitvarkiau savo tvarkaraštį, kad aš ir pietauju su savo šeima. Jis ir užimtas žmogus, vadovauja nemažam kolektyvui, bet skiria laiko tam. Ir yra dalykai, už kuriuos reikia pakovoti. Ir jeigu nekovosi, gali daug ką prarasti. Ir jeigu nebūsi tvirtas, gali daug ką prarasti. Todėl Paulius mums sako, laiške Efeziečiams praeitą sekmadienį skaičiau, pagaliau, mano broliai, būkit stiprūs viešpatyje ir jo galybės jėga.
būkit stiprus, apsiginkluokit. Nes mūsų kova ne su kūnu ir krauju, tai yra ne su asmenimis, kurie turi fizinį kūną. Mes kovojam ne su kaimynu, ne su bendradarbiu, ne su žmona, ne su vaikais. Mes kovojam su kažkuo kitu. Ir apie tai mums reikia kalbėti ir tai reikia suprasti. Nes blogiausia, kai mes pradedam kovoti su kūnu ir krauju. Kai pradedam pykti, žeminti, niekinti savo artimuosius žmonės, kurie yra šalia mūsų. Bet gyvenime mes turim studijuoti 4 dalykus. Mes turim studijuoti Kristų, suprasti, kas yra Kristus. Mes turim studijuoti šventąjį raštą ir žinoti, ką raštas sako. Mes turim suprasti savo pačių širdį ir turim studijuoti šėtono kėslus, priešo kėslus. Štai antram laiške Korintiečiams 2 skyrius 11 eilutė sako, kad neapgautų mūsų šėtonas, nes mums nėra nežinomi jo kėslai. Paulius sako, mums nėra nežinomi jo kėslai. Efeziečiams 6:11 sako, apsirenkit visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėt pasipriešinti prieš velnio klastas. Klastos arba kėslas yra piktas, nedoras ketinimas, planas, sumanimas. Tai yra kažkas, kas yra paruošta, kas yra numatyta, kas yra apsvarstyta. Ir Paulius rašo, kad šėtonas turi planą sunaikinti. Jis yra priešininkas. Šėtonas, jo vardas reiškia priešininkas. Taigi, kas yra mūsų priešas? Kai kurie klausia, iš kur atsirado piktasis? Kur buvo ta blogio pradžia? Negi Dievas, kuris viską kūrė, sukūrė ir blogį. Kaip ten buvo, kad Edeno sode jis pasodino medį, gėrio ir blogio pažinimą. Ar Dievas kūrė blogį? Tai teologams yra truputėlį paslaptis. Ir vienas iš pranašų Ezekielis rašo apie Tiro karalių, tiksliau Tiro kunigaikštį, Ezekielio 28 skyrius. Ir jis kalba apie žmogų, apie karalių, tokį kunigaikštį, kuris valdo. Ir paskui jisai kalba apie kitą būtybę, kur jau suprantam, nebėra žmogiška būtybė. Ir aš praeitą sekmadienį užsiminiau, kad yra kunigaikštystės, yra jėgos, tamsybių kunigaikštis, kuris veikia ir paveikia žmonės, gali veikti valdančius čia žemėje žmonės. Štai Ezekielis ką rašo, žmogaus sūnau, apraudok Tiro karalių ir sakyk jam, taip sako viešpats Dievas. Ir čia kreipimasis jau į tą Tiro karalių, kuris yra ne žmogus. Ir teologai sako, kad tai yra apibūdinimas šėtono. Tu buvai tobulumo antspaudas, pilnas išminties ir tobulo grožio. Gyvenai Edene Dievo sode, Tave puošia įvairiausi brangakmeniai. Sardis, topazas, jaspis, chrizolitas, oniksas, berilis, safyras, rubinas, smaragdas. Ta diena, kai buvai sukurtas, tau buvo paruošti meistriškai padaryti būgneliai ir vamsdeliai. Tu buvai pateptas cherubas, kuris dengia. Aš tave tokiu paskyriau. Tu buvai šventame Dievo kalne, vaikščiai tarp ugninių akmenų. Tu buvai tobulas savo keliuose nuo savo sukūrimo dienos, kol buvo atrasta tavyje nedorybės. Teologai tai vadina nedorybės paslaptis. Kad nedorybė kilo Cherubo, kuris buvo sukurtas vienas iš aukščiausių dvasinių būtybių, kaip yra Dievo angelai, jie irgi turi savo rankus. Yra Mykolas arhangelas, yra Gabrielius arhangelas. Ir čia aušrinė žvaigždė, jis irgi buvo sukurtas. Jis turėjo pradžią, dvasinę būtybę, bet neturėjo fizinio materialaus kūno. Izaijas apie jį toliau rašo, kas įvyko jo širdyje. Izaijo 14 skyrius 12 eilutė. Kaip tu iškritai iš dangaus Liuciferį, ryto aušros sūnau? Kaip tu kritai žemėje, kuris buvai pamynęs tautas? Tu sakei savo širdyje. 5 dalykus jis pasakė. Aš pakilsiu į dangų, iškelsiu savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių, sėdėsiu dievų kalne tolimiausioje šiaurėje. Aš pakilsiu aukščiau debesų, būsiu lygus aukščiausiam.
bet tu esi nublokštas į pragarą, į giliausią bedugnę. Taigi čia yra motivacija, ta nedorybė, kuri kilo jo širdyje, jis nusprendė pakilti aukščiau, pakilti į dangų ir tapti lygio aukščiausiam. Kūrinys panoro būti kaip kūrėjas. Jeigu mes stebėtumėm čia žmonių veiklą žemėje, tai tuos pačius gundimus labai dažnai pamatys. Ir netgi savo praktiniam gyvenime kiekvienas žmogus nori valdyti save. Aš noriu valdyti. Man norėtųsi turėti tokių visokių galių, kad viskas būtų taip, kaip aš noriu. Bet aš suvokiu, kad esu kūrinys, kad esu ribotas, kad net ne nuo manęs priklauso rytoj pakil saulė ar ne, ar žemė suksis tuo pačiu greičiu ar ne. Daug dalykų nepriklauso. Žmonos man neišeina pakeisti. Jei neišeina manęs pakeisti. Bet Viešpats mus keičia. Man vaikų neišeina kažkaip nulipdyti, kad galėčiau pasakyti, vaikai, atsikelsit ryte, padarykit visiems pusryčius. Taip atsikeli pusryčią ant stalo. Kas iš jūsų tėvai norėtume tokių? Kokia fantastinė galia, ne? Tai sakai, vaikai dabar, prašom miegoti. Klausau tėvelį, tik tylo. O kai atsibusit, palaukit, kol aš atsibusim. Ir kaip gerai būtų čia visi, kas turit mažų vaikų, visi taip, kaip būtų gerai. Kaip būtų tokios galios, ar ne? Tu esi viršininkas darbe, pasakei darbininkui, jis nuėjo ir padarė. Kaip būtų fantastiška. Kaip tu norėtum, kad tai būtų. Bet taip nėra. Yra daug dalykų, kurių mes nesuvaldom. Yra va tas pradas toks mumyse, kai žmonės pirmieji, Adomas, Ieva, kai buvo gundomi, sako, Dievas ne viską jums pasakė. Jeigu jūs paragausit šito vaisiaus, jūs patys būsit kaip dievai. Jūs pažinsit gėrį ir blogį. Jūs turėsit gilų pažinimą. Ir tai yra tas pats senas primityvus gundimas, kuris veikia iki šiandien. Tik pasakyk žmogui, kad aš tau duosiu galią ir jis daug ką gali padaryti. Šią savaitę bendrau su viena moterim, kuris sako, nebegaliu pakęsti korupcijos, nebegaliu pakęsti, kad žmonės taip lengvai yra nuperkami. Nebegaliu to pakęsti, nebegaliu atlaikyti. Jis daug mato politikų, daug rašo apie tai. Nebegaliu to pakęsti, pyktis kyla. Ir tu matai korupciją, matai kažkokį sugedimą, noris kažką daryti. Bet mūsų kova nėra su žmogumi. Ir krikščionys mes esam pašaukti jau kovoti kitaip. Mes turim laimėti kovas savo gyvenime, bet dar laimėti kovas ir mūsų aplinkoje, kur mes gyvenam. O mūsų priešas nėra kažkoks menkas priešas. Štai kokie jo vardai Biblijoje yra užrašyti. Jis yra vadinamas gyvatė, šėtonas tai yra priešininkas, velnias arba graikiškai diabolas yra kaltintojas. Jis kaltina. Demonų kunigaikštis Belzebubas. Ar esat girdėję? Belzebubas. Niekad nevadink nieko Belzebubu. Jokio žmogaus. Aš esu girdėjęs, kai vaikus Belzebubu vadina. Tai yra toks irgi pašiepiantis vardas, kuris buvo pavadintas mėšlo dievas. Iš tikrųjų reiškia mėšlo dievas. Ir žydai vadino taip kitus dievus, kitų tautų dievus. Bet kai Jėzus išvarinėjo velnius Izraelyje, kai išlaisvindavo žmonės, kai kurie jį kaltino, sako, jis Belzebubo vardu išvarinėja velnius. Netyra dvasia, kiti vardai, piktasis, žudikas. Jėzus sakė, jis yra melo tėvas, pasaulio kunigaikštis, pasaulio dievas, brolių kaltintojas, senoji gyvatė, kunigaikštis valdantis ore. Šitie titulai turėtų leisti kiekvienam tikinčiam suprasti, kad tai nėra toks velniukas, kurį mūsų tautosakoje žmonės pašiepė. Velniukas su kanopomis, rageliais, raudonom kelnėm, kokiom išlindusią uodegą iš užpakalio. Ir jis toks kvailio vietoje kažkur smalą maišo. O šitie apibūdinimai turėtų leisti suprasti, kad tas, kuris yra kunigaikštis, kuris valdo, kad jis turi visą struktūrą, kuri jam paklūsta. Ir šiandien tas susidomėjimas blogiu jis gal ir didėja. Mes matom labai daug tokių apokaliptinių filmų kūrimų, mes matom vis
čia ta idėja apie antikristą, daug Biblijos pranašysčių iškeliamos ir net filmai apie tai kuriami. Bet vieno, ko krikščionis negali daryti, tai nepakankamai vertinti savo priešininką. Negali iš jo šaipytis ir sakyti, tai niekam tikusi gyvatė, šliužas ir taip toliau. Jėzus niekada nesielgė taip su velniu. Jėzus buvo labai korektiškas. Jis išvarydavo piktuosius, netyras dvasias, užčiaupdavo jų burną, sakydavo tylėk, bet jis niekada nesišaipė. Kartais krikščionis peržengia ribas ir pradeda taip visiškai naiviai kažkaip kalbėti, pravardžiuotis. Arba kitas kraštutinumas iš vis apie tai nekalbėti, net nemastyti. Bet štai kokios velnio savybės arba šėtono savybės mes matėm iš to, ką perskaitėm, jis yra sukurta būtybė. Todėl yra mažesnis už Dievą. Jis gali vienu metu būti tik vienoj vietoje. Kiekvienas demonas ar angelas sukurta dvasinė būtybė gali būti tik vienoj vietoje. Jo galia ir žinios yra ribotos. Jis negali imtis kažkokių veiksmų be Dievo leidimo. Čia Jobo knygoje aprašytas atvejis mums yra labai geras pavyzdys. Ateina šėtonas Dievo akivaizdai ir Dievas giriasi Jobu, kuris gyvena teisėje, yra labai turtingas, pamaldus žmogus, turi didelę įtaką, vienas didžiausių tokių asmenybių rytų pasaulyje. Šėtonas meta Dievo iššūkį. Kai Dievas sako, ar matai mano tarną Jobą, nėra kito tokio teisaus. Šėtonas sako, bet jis tave garbina tik dėl to, kad tu jam viską davei. Jis yra turtingas, protingas, turi daug vaikų, turi daug įtakos, yra žinomas. Paimk viską nuo jo ir pamatysi, kas atsitiks ir jis tave keiks. Dievas sako, gerai. Ir nelaimės užpuola Jobą per labai trumpą laiką. Jo visi vaikai miršta, 10 vaikų, turtas, 1000 galvijų gyvūnų yra sunaikinami, pagrobiami, tarnai žudomi. Ir Jobas sako, nuogas atėjau, nuogas ir išeisiu. Tai būna pašlovintas viešpaties vardas. Bet čia mes matom santykį, kad piktasis gali ateiti Dievo akivaizdon, Dievas giriasi, piktasis meta iššūkį ir Dievas duoda leidimą. Antrą kartą, kai tai įvyksta, Jobas sako, tiksliau, šėtonas sako, jeigu tu ištiksi žmogaus kūną, jis viską už savo gyvybę atiduos. Ir Dievas vėl duoda jam leidimą ir sako, tu gali paliesti jo kūną, bet netim gyvybės. Ir Jobą visą ištinka votis, puliai, jisai atsisėdęs, šūkę pasiėmęs, valosi tas votis nuo savo kūno ir baisiai kenčia. Bet visame tame Dievas yra aukščiausia valdžia. Ir Dievas ištyrė Jobą, paskui jį palaimino, jį padvigubino jo turtą. Bet šėtonas veikia visada po Dievo valdžia. Dievas yra virš visų kunigaikštysčių, kurios turi įtaką čia žemėje. Velnias yra melagis, Jėzus sakė, jis yra ir melo tėvas. Ir kalbėdamas fariziejams, jis sako, jūsų tėvas yra velnias. Jis nuo pradžių melavo ir dabar meluoja. Jėzus tai sakė religiniams žmonėms, kurie pažinojo šventą raštą. Ir sako, jūs esate savo tėvo velnio vaikai. Tai didžiausias įžeidimas. Bet kokiam fariziejui, bet kokiam religiniam vadovui. Bet Jėzus sako, dėl to, kaip jūs elgiatės ir ką jūs priimat, kuo jūs tikit, kas yra jūsų protose, jūs esate savo tėvo velnio vaikai, nes jis yra melo tėvas. Taigi žmogus, kuris gyvena mele, jis yra ne Dievo vaikas, jis yra velnio vaikas. Jis yra paveiktas jo. Jis yra žemės valdovas. Jis vadovauja demonų armijai. Jis gali apsigyventi ir žmoguje, daryti įtaką žmogaus mąstymui ir elgesiui. Mes turim daug tokių pavyzdžių. Efeziečiams 2 skyriuje yra pasakyta, kad jūs visi buvote neklusnumo vaikai ir paklusote kunigaikščiui valdančiam ore. Vykdėte savo kūno norus ir geismus. Taip yra aprašomas žmogus, kuris gyvena be Dievo šitoj žemėje. Taigi jis gali veikti žmogaus protą, gali veikti jo sąmonę, gali iškreipti jo sąžinę, jeigu žmogus duos tam leidimą.
mes matom atvejį, jis duoda mintį Judui išduoti Jėzų. Judas šalia Jėzaus, prabuvęs 3 metus, kažkaip pradeda galvoti apie Jėzų nebeteisingai, nebemato, kas yra Jėzus ir jis patiki melais ir raštas sako, kad šėtonas įdėjo jam mintį išduoti Jėzų. Kokia ten buvo apgavystė, ką Judas mąstė? Ar jis čia sukiršins kažkaip Jėzus su visa valdžia ir Jėzus taps iš tikrųjų tuo mesiju, kurio jisai laukia, paims politinę valdžią? Sunku pasakyti. Bet Judas išdavė Jėzų, su kuriuo vaikščiojo. tą, kuris jam nuplovė kojas. Kokia didelė yra apgavystė. Ir jeigu žmogus taip naiviai galvoja, kad manęs niekad neapgaus piktasis, jis tikrai labai klysta. Čia reikia tikro nuolankumo. Tikro nuolankumo. Mes matom kitą atvejį, kai Ananijas, kuris nusprendžia pasigirti kitiems, kad yra dosnus, parduoda namą savo su žmona ir atneša dalį pinigų, dalį nuslėpia pinigų ir sako, čia yra visi pinigai. Ir Petras jam sako, Ananijau, čia visi tavo pinigai buvo, kodėl tu meluoji, kad viską atnešė, jeigu dalį nuslėpė? Kodėl tu pamelavai? Kodėl, sako, piktasis tave sugundė ir tu pamelavai šventai dvasiai? Tai yra žmogus, kuris yra bažnyčia ir čia tie pirmieji atvejai, kur Dievo teismas vyksta susirinkime ir Ananijas čia pat krenta negyvas. Taigi tai yra bažnyčios istorija. Žmogus krenta čia pat negyvas. Įvyksta Dievo teismas. Bjauri melagystė šventai dvasiai. Taigi mes matom, kad piktasis, jis turi savo planus, turi savo strategiją ir mes negalim kažkaip naiviai į tai žiūrėti. Naiviai vienas būdas yra tiesiog pramiegoti ir sakyti, ai kovos nėra. Jeigu nieks į tave nešaudo, tu greičiausiai ne kovos laukėsi. Arba ne tam kovos laukė, pikniko laukė. Jeigu tu negauni jokių strėlių dėl savo liudijimo, tai tu esi greičiausiai užmigęs. Bet kiekvienas žmogus, kuris siekia gyventi dievotai, susilauks kažkokio tai persekiojimo. Paulius taip sakė, tie, kurie nori gyventi dievotai, jūs būsit persekiojami. Jėzus sakė, joks mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją, jeigu mane keikė ir pravardžiavo Belzebubu, tai ir jūs persekios. Iš tikrųjų tai buvo, kad visi Jėzaus apaštalai mirė kankinio mirtimi. Tai krikščioniška bažnyčia niekada nebuvo militaristinė bažnyčia. Jau vėliau, kai politikai įsivėlė, kai atėjo net netikinti žmonės ir prisidengė bažnyčia, ėjo žudyti kitų, lieti kraują. Bet tikroji bažnyčia, ištikimoji Jėzaus Kristaus bažnyčia, per amžius buvo ta kenčianti bažnyčia, kuri visada gyveno šventai. Ir gyvenimas šventai kainuoja šiame pasaulyje. Aš tau galiu garantuoti, kai tu savo kolektyvę pasakysi, aš nenoriu vogti, kai visi vagia, tau tai kainuos. Kai tu atleisi žmogui kokiam, kuriam niekas kitas nenori atleisti ir tu sakysi, aš jį priimsiu į savo tarpą, tau irgi tai kainuos. Jeigu tu bandysi gyventi meilėje ir teisume, tau tai kainuos. Bet jeigu tu apkalbinėjai kaip visi kiti, jeigu vagi ir meluoji kaip visi kiti, jokių strėlių tu negausi. Gausi tik tais pasiekmes už savo paties padarytus nusižengimus. Prasme, būsi neištikimas, prarasi šeimą. Būsi pats velnio varginamas, visokių geismų nešiojimas, neišlipsi iš pornografijų, būsi varginamas piktų dvasių ir nežinosi, kaip tai išspręsti. Bet jeigu pasirinksi šventai gyventi, tu tikrai gausi strėlių. Jeigu tu pradėsi dvasinę kovą ir melsis, tu tikrai būsi pavojingas piktajam. Nes raštas sako, kad šis pasaulis yra piktojo valdomas. Ir Jėzus sako, aš atėjau sugriauti velnio darbų. Aš atėjau sugriauti velnio darbų. Jeigu tu vis dar netiki šėtono egzistavimu, tu net negali sakyti, kad tu tiki Dievu. Negali. Tu tiki kažkokiu savo susikurtų dievų, bet tu ignoruoji tai, ką šventas raštas sako, kad dvasinė kova yra tikra. Ir mes kaip krikščionys turime būti budėjami. Jėzus sakė labai dažnai, budėkite ir melskitės, budėkite ir melskitės. Dabar kaip mums kovoti?
Antras laiškas Korintiečiams 10 skyrius. Paulius sako, nors mes gyvename kūne, kovojame ne pagal kūną. Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtovės. Mūsų kovos ginklai ne kūniški. Ta prasme, mes nenaudojam apkalbų, mes nenaudojam įprastų būdų. Mes nenaudojam pinigų, mes nenaudojam peilių, mes nenaudojam kažkokių kūniškų įrankių, kad kažką nužudyti, kažką išgazdinti. Mūsų kovos ginklai yra kitokio pobūdžio, bet jie yra galingi griauti tvirtovės. Jais mes nugalime, ir kur tos tvirtovės yra, žiūrėkit, jais mes nugalime samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. Ir esame pasiruošę nubausti kiekvieną neklusnumą, kai tik jūsų klusnumas taps tobulas. Pažiūrėkim truputį atidžiau, kaip vyksta ta kova. Jis sako, kad mūsų kova, mes nugalime samprotavimus. Kas yra samprotavimas? Tai yra žmogaus mąstymo būdas. Jis sugalvojo kažkaip mąstyti, bet tai yra priešinga Dievui. Jis mąsto, savo prote turi kažkokį jau įdirbtą, nusistovėjusi mąstymą, kuris yra palaikomas puikybės. Ir mes, sako, nugalim samprotavimus ir mes nugalim bet kokią puikybę, kuris sukyla prieš Dievo pažinimą. Taigi dvasinė kova pasireiškia prote. Žmogus, kuris yra išpuikęs, prie jo prilips daugybė kitų nuodėmių. Išpuikęs arba išdidus žmogus nenusižemins, jis negalės būti klusnus Kristui. Ir prie jo prilips bet kokie geismai, godumas, bet kokie piktumai, vaidai, susiskaldimai, visa tai eina su išdidumu. Tai yra ta pirmoji klaida žmogaus. Eiti į puikybę, būti dideliu, būti matomu, būti valdančiu, būti to, kuris daro įtaką kitiems. Jėzus sakė, taip valdo šio pasaulio kunigaikščiai, jūs nebūkite tokie. Ir štai Jėzus duoda mums kaip vieną mintį, ar ne? Tai yra visiškai priešinga mintis tokiam samprotavimui. Aš noriu būti kietas, man reikia pasirodyti, kad aš esu kietas. Man reikia kažką padaryti, kad visi matytų. Jėzus sako, nori būti kietas, nori būti pirmas. Būk visų tarnas. Nusižemink. Parodyk meilę, parodyk dėmesį. Išklausyk. Skirk laiko. Ir tai jau yra stiprus dvasinis dalykas. Tai nėra tik tai skauti su kažkokiomis galiomis, kažką išpažinti ir į debesis kalbėti tvirtovėms, bet tai vyksta žmogaus prote. Žmogus, kuris yra netikėjime, atskirtas nuo Dievo gyvenimo, jis yra labai lengva auka piktajam. Jis gali būti labai lengvai paveikiamas. Jis tiesiog vykdo savo kūno geismus. Jis nori gero, yra pasitas dieviškas pradas, jis nori ieškoti gero, jis nori gerų santykių, jis nori galbūt gražios šeimos, gero darbo, kurti kažką, jis nori to. Bet realiai jis yra vergas. Jis pavergtas ir negali išlipti. Jeigu jis galėtų pats išlipti, Kristui niekada nebūtų reikėję pasiaukoti ant kryžiaus, niekada nebūtų reikėję nutraukti tų vergystės pančių ir atimti valdžią iš piktojo. Nes šėtonas turi valdžią žmogui per nuodėmę. Ir tą turim suprasti. Tas, kuris įlenda giliai į nuodėmę, yra labai pavergtas. Bet Dievo malonė yra tarp žmonių. Jis nori juos išgelbėti, ištraukti, nes virš visko yra pats Kristus, kuris viešpatauja. Ir jis nori ištraukti žmogų iš tos nuodėmės. Bet kai mes kovojam, mes susiduriam su mintimis, kurios ateina, kurios sklando aplinkui. Ir tas mintis turėt pažinti per Dievo žodį. Dvasinė kova yra susijusi su to, ką mes mąstom. Šią žiemą turėjau keletą tokių išgyvenimų, kai meldžiausi už žmogų. Ir kartais žmogui bandai natūraliai kažkaip padėti išlipti iš problemos. Galvoju, gal reikia psichologinės pagalbos, gal reikia žmogų tiesiog paguosti, pamylėti.
Bet yra dalykai, kurie įstringa žmogaus prote labai giliai. Ir jie pavergia žmogų ir jis nebegali nusikratyti kažkokios minties, kuri patenka į jo vidų. Ir aš meldžiausi už keletą žmonių ir tokį vaizdą mačiau. Aš daugam iš bažnyčios čia lyderių, kurie tarnauja, dalinausi tuo. Mačiau tokias strėlės nugaroj. Ir tos strėlės tokios apaugusios, tokios įaugusios. Ir žmogus pats net nežino, kad yra sužeistas. Paulius sako, kad mes turim pasimti tikėjimo skydą, kuriuo galėsim atremti bet kokias liepsnojančias piktojo strėlės. O tos strėlės yra mintis, nėra materialios strėlės, kurios skraido, bet jos yra mintis, kurios įeina į žmogaus protą. Ir jis, pavyzdžiui, patiki, kad Dievas jo nemyli. Jis patiki tuo, kad Dievas jo nemyli, nes jis padarė didelį kažkokį nusižengimą. Jo prote tai yra didelė nuodėmė, kuri negali būti jam atleista. Ir jis patikėjo tuo, nors tai prieštarauja šventam raštui. Yra vienintelė nuodėmė, kuri nebus atleista nei šiame gyvenime, nei pomirtinėme gyvenime, Jėzus sakė. Ir tai yra piktžodžiavimas šventai dvasiai. Kada Dievo dvasia kažką daro tarp žmonių ir žmogus sako, tai yra velnio darbas, tai yra Belzebubo darbas. Jėzus sakė, net piktžodžiavimas prieš žmogaus sūnų bus atleistas, bet ne piktžodžiavimas prieš šventąją dvasią. Ir žmogus gauna tokią strėlę ir jis tada kažkas jam ateina ir sako, viskas bus gerai, Dievas tave myli, bet jam reikia ištraukti tą strėlę, jis turi suprasti ir Dievas nori ją įtikinti, bet jis praleido tą strėlę. Kai ta mintis atėjo pirmą kartą į jo galvą, jis turėjo pasižiūrėti, ne, Kristus pamilo mane, kai aš dar buvau nusidėjėlis. Niekas negali atskirti manęs nuo Dievo meilės. Nei šiame gyvenime, nei būsimajame. Aš esu atpirktas. Aš nestoviu Dievo akivaizdoje dėl to, kad esu labai geras ir pats teisus. Dievo teisumas yra man dovana. Tai yra tikėjimo skydo naudojimas. Da žmogus sako, aš nepriimu tos minties. Arba nieks manęs nemyli. Bažnyčioje manęs nieks nemyli. Ir žmogus priima tą strėlę ir vaikšto. Ir blogiausia, kad tai net nebekraujuojanti tokia strėlė. Jis nuo jos nenumirė, bet jinai įaugo ir jisai eina. Ir jis visą laiką jaučiasi vienišas. Ir dvasinėje kovoje Paulius mus mokina naudoti dvasinius ginklus, kad mes nugriautumėm tos samprotavimus. Ir tai yra kova, kurioje yra tikintysis. Jeigu jis nežino Dievo žodžio, jam labai sunku naudoti tą tikėjimo skydą. Bet piktasis jis pasies kažkokią mintį, kurios tikslas bus tavo sunaikinimas. Aš praeitą sekmadienį minėjau apie tai, kad velnias nori atskirti žmogų nuo Dievo ir žmogų nuo kito žmogaus tikėjime. Ir nesvarbu, kuo tu patikėjai, kokiu melu tu patikėjai, bet jeigu tavo bendrystė su Dievu yra nutrūkusi, arba tavo bendrystė su kitu tikinčiu žmogumi yra nutrūkusi, tu esi pralaimėjęs kovą. Ir šiandien iš tikrųjų kai kurie jaučiasi, kad aš galiu gyventi vienas. Man nereikia bažnyčios. Aš galiu vienas gyventi, bet tu neišgyvensi vienas. Kristus veda mus į bendrystę vienas su kitu, nes mes laimim dvasinę kovą, kada mumise veikia Dievo meilė. Kada mes mylim jį visą širdimi, visų protu, visomis savo jėgomis ir mylim savo artimą kaip save patį. Ir velnias nori sugriauti tą meilę Dievui. Nepamenu, ar esu jums minėjęs, bet vienas toks atvejis, kuris man labai, labai stipriai yra įstrigęs. Vienas liuteronų kunigas, kuris po karo atsidūrė komunistų kalėjime. Jis buvo žeminamas labai stipriai. Ir komunistai stengiasi Rumunijoje sunaikinti, gal ir taip baisiai kaip ir Lietuvoje ir kitose Sovietų sąjungos respublikose, sunaikinti tikėjimą, krikščionys buvo persekiojami. Bet tą kunigą taip stipriai žemino, sako, kartais į mūsų vienutę keldavo išprotėjusių žmogų. Bet tikslas buvo, kad mes pradėtumėm nebekęsti vienas kitą, krikščionys, broliai ir sesės, kad mes nebekęstum vienas kitą. Mus taip žemindavo, liepdavo kartais, kad vyras su vyru ten turėtų seksą, versdavo lytiškai santykiauti.
duodavo jiems su jų pačių išmatomis komuniją patarnauti viens kitam. Žemino iki baisiausių įsivaizduojamų gelmių. Man tai yra šėtoniško kažkokio tikrai ant tiek gili tokia blogio gelmė. Toks žeminimas, toks niekinimas. Ir jis sako, mes kentėjom, kai kurie palūždavo. 82 metais į krikščionis iš Amerikos išpirko ir jį paleido. 82 metais, po daug metų sėdėjimo kalėjime, jis persikraustė į Vašingtoną gyventi. Ir po kelių metų Vašingtone gyvenimo, žinau, ką jis pasakė, aš sako, esu nustebęs, kad šėtonas pasiekė tokių pat rezultatų, dar geresnių Amerikoje per MTV. Per populiarią kultūrą. Krikščionys nebemyli Dievo, jie nebemyli vienas kito, jiem nebereikia tikinčiųjų bendruomenės, jiem puikiai sekasi gyventi. Jie gyvena puikų, normalų, tokį sveiką, atrodo, gyvenimą, moralų gyvenimą. Bet sako, rezultatas yra tas pats kaip ir kalėjime, kai kažkas palūždavo ir nebeišstovėdavo, mes verkdavom, bet priešas buvo toks aiškus ir matomas. Šiandien priešas jau nebe toks matomas. Šiandien gali labai lengvai pats pasiduoti visiškai tokiam lengvam gyvenimui pasroviui. Mane tas taip sužadino, kad aš galvoju, palauk, šiandien priešai yra nematomi. Šiandien labai lengvai gali kritikuoti bažnyčias, tikinčiuosius, pasirinkti net gyventi be jų. Tai yra pralaimėjimas. Tai yra pralaimėjimas. Ir aš čia kalbu visiems, kurie esate tikintis, kurie sekat Kristumi, mes turim pakovoti už savuosius. Bet šiandien norėjau ką parodyti, kad piktasis iš tikrųjų yra gudrus, bet jis veikia tik tais po Dievo valdžia. Ir ta valdžia yra mums suteikta per Jėzaus Kristaus vardą, per jo galią. Tau nereikia jo bijoti. Viena paauglė praeitą savaitę manęs klausė, velnias gali apsėsti? Sakau, gali. Ir tokia baimė pradėjo tiesiog vardinti visas situacijas, kas blogo gali atsitikti. Sakau, tau nereikia bijoti. Mes meldžiamės apsaugos, mes galim gyventi šventai, galim gyventi apsaugoti, bet kai kurios kovos, kai kurie samprotavimai negali būti tiesiog per žmogišką pokalbį išspręsti. Mūsų ginklai yra dvasiniai, mes turim kai kurios dalykus pasakyti tiesą, Dievo tiesą, kad būtume pagydyti, kad būtumėm išlaisvinti. Piktasis gundo ir jis kaltina. Jis gundo ir jis kaltina. Yra tie du dalykai, ką jisai labai sėkmingai daro. Ir žmogus veikia, žinot kaip kas. Džonas Vaitas, toks pamokslininkas, sako, kad piktojo gundimas yra panašus kaip žmogaus buvimas pianinu. Sako, jeigu tu pianino dangtį atidengtum ir kažkokią natą užtrauktum, ar ne? Tai pradėtų vibruoti ta styga, kuri susiderina su tavo balsu. Teisybė sakau. Su gitara gali būti panašiai. Tu gali užtraukti tokį garsą paimti ir žiūri gitaros styga virpa. Yra tos stygos mumise, ties mūsų silpnybės, kurios lengviau pasiduoda piktajam. Ir jis tada ateina ir paleidžia tam tikrą garsą. Kai kurie kenčia nuo gašlių minčių. Ir jiem tai virpinama yra ta styga. Kažkas galbūt užaugo nepritekliui ir jisai taip apimtas godumo, kad jis nori labai turėti, jis visą laiką jam trūksta. Ir ateina piktasis ir sako, tau reikia tą ir tą daryti, tu gali padaryti kompromisą, gali čia kažką padaryti. Ir tada tau ir pradeda vibruoti tos stygos. Ir žmogus yra sugundomas. Bet kai žmogus nusideda, šėtonas yra brolių kaltintojas. Tada jis ateina, o ką tu padarėjai? Pradžiai sumenkina tas pasiekmes, kokios bus. Paskui ateina, o ką tu padarėjai? Tau niekada už tokią nuodėmę nebus atleista. Tu niekada neišlipsi. Tai yra jo prigimtis. Suprastai, kad šventam rašte, kai yra duodamas vardas arba apibūdinamas, jisai visada turi savo prasme, reikšmę, jis atspindi, kas yra tas asmuo. Šėtonas, Satan, reiškia priešininkas. Diabolas, velnias, reiškia kaltintojas.
Jis nieko daugiau ir nežino, ką daryti. Ir kada mes matom tarp brolių kaltinimus, vienas kaltina kitą, tu galvoji, jis jau nebe to tėvo valią vykdo. Nebe to tėvo valią, jis nebe to prisiklausė. Ir žiūri, vyko atsiskyrimas, susipriešinimas, kūniškumas paėmė viršų, du žmonės nebesišneka. Ir čia reikalinga kova, už tai reikia pakovoti. Ir dvasinė kova, kovos, kurias mes laimim, dažnai būna ant kelių. Kada žmogus tiesiog atsiklaupia ir atsiklaupęs gali pasakyti, Tėve, mano didžiausia apsauga dvasiniai kovoj yra nuolankumas. Noriu labai, kad tą išgirstų. Nuolankumas, nuolanki širdis yra mūsų didžiausia apsauga dvasiniai kovoj. Jeigu tu pakilsi ir sakysi, dabar aš kaip padarysiu, kaip duosiu, ir jis tikrai pasikeis, išvarysiu visus velnius iš jo ir jis bus toks, kokio aš jo noriu. Dievas visada nuo mūsų pradeda. Mes atsiklaupiam ir sakom, Viešpatie, atleisk man. Atleisk, kur aš nusidėjau, atleisk man mano puikybę. Nusižemini. Tada Dievas duoda jėgų, jisai gali tau duoti tada širdį melstis už kitą žmogų. Melsis, kad Dievo jėga ateitų, kad veiktų, kad duotų jam praregėti. Kaip yra dėl netikinčio žmogaus. Paulius sako, aiškiai korintiečiams, kad šio pasaulio kunigaikštis yra apakinę žmonių protus, kad jie nepamatytų Evangelijos šviesos. Evangelijos šlovės, kad Kristus taip myli, kad jis mus sukūrė, kad jis mus atpirko, kad jis mums atleidžia. Tai yra didžiausia galia. Ir krikščionis karys yra ant kelių karys. Neišpuikęs, negarsiai rėkintis ir šaukintis ir lakstantis kažkaip, bet ant kelių, maldoje, pats nusižeminęs. Nes puikybės reikia saugotis. Saugotis, nes ten, kur puikybė, ten velnias. Ten, kur puikybė, ten yra priešo teritorija. Taigi, broliai ir sesės, ieškokim nuolankumo, kovokim dvasinės kovas. Aš noriu labai pasimelsti už kai kuriuos. Man atrodo, kad kai kurie iš jūsų esat labai varginami, kai kurie neišlipat iš kažkokių situacijų, kurios jums atrodo sudėtingos. Ir gal ne vienas iš jūsų turit strėles, ar tai širdį šautas, ar į galvą, ar į nugarą. Labai norėčiau melsis, kad kas iš mūsų yra čia tarnaujantis vyresnieji bažnyčios galėtų pasimelsti. Ne vieną kartą bažnyčios pamaldose mes sakom, ateik, mes pasimelsim, tave palaikysim. Tu sėdi tenais ir sakai, ne man dar taip nėra blogai. Arba norėčiau išeiti, bet kokia ilga eilė, aš jau nebespėsiu. Ir tau tas mandagumas toks padaro tau nepaslaugą. Man vienas toks žinomas pamokslininkas Ervinas Makmenusas tokį gerą patarimą davė. Jis mane pakvietė vakarieniauti, aš galvoju, visą pasaulį tiek daug jį pažįsta, jis pakvietė mane vakarienį. Baigęs konferenciją, 1000 žmonių, aš stoviu, žiūriu, jis eina mašiną, galvoju, tiksliai, pamiršo mane. Pamiršo, tikrai aš jam nesvarbus esu, jis iš mandagumo turbūt pakvietė mane. Ir galvoju, tikrai neįsiu prie jo tos mašinos, jis stoviu, galvoju, jeigu pamatys dar, tai tegu pamato. Ir tai stovėjau. Ir jis išvažiavo. Kitą dieną konferencija tęsiasi. Jis nuo scenos nulipa, prieina prie manęs. Sako, kur tu vakar buvai? Sako, aš visur tavęs ieškojau, sakiau, vakarienės važiuosim, pavakarieniausim. Aš galvoju, sakau, jūs toks užsiėmęs, tikrai apie mane užmiršot. Sako, kitą kartą tu leisk man pasakyti ne. Ir aš galvoju, palauk, kodėl aš už jį turėjau pasakyti ne? Reikėjo man eiti, jis mane pakvietė. Ir jeigu jis būtų pasakęs, nebeturiu laiko, tai gerai. Bet nebūk tas, kuris už Dievą pasako ne. Dievas manęs neišgydys. Dievas man nepadės. Niekas man tokios nuodėmės neatleis. Nebūk tas, kuris pasakysi Dievui ne. Leis Dievui patarnauti tau. Būk tas, kuris bėgi į priekį, būk tas, kuris eini, kuris ieškai pagalbos, kuris lauki maldos.
Mes esam čia tam, kad vienas kitą palaikytumėm. Mes einam per šį gyvenimą, visi esam matę visokiausių sunkumų. Kovas viduje, kovas išorėje. Mums reikia vienas kito, ar ne taip? Mums labai reikia vienas kito palaikymo. Pakviesiu šlovintojus ateiti ir jeigu tu klauseis pamokslą ir tu galvoji, pas mane yra strėlės, tos aš jaučiu, man reikia pagalbos. Mes labai ramiai, to nereiks pasakoti, tai nebus išpažintis. Mes pasitikim Dievu, kad Dievas žino. Dievas išgydys, gali ištraukti tau tą strėlę. Mes labai ramiai už tave pasimelsim. Tiesiog tu galėsi išeiti čia į priekį ir mes už tave pasimelsim. Mes turim aliejaus, galėsim patepti kaip Dievo buvimo, Dievo artumo ženklą. Pakviesiu visus dabar atsistoti. Ir galbūt galime giedoti giesmę, o kam reikia maldos, išeikite į priekį. Aš kantriai laukiau viešpaties, jis palinko prie manęs. Mane ištraukė iš duobės, iš pelkės mirtinos. Aš kantriai laukiau viešpaties, jis palinko prie manęs. Mane ištraukė iš duobės, iš pelkės mirtinos. Nauja giesmę giedosiu. Pastatė kojas ant uolos, sutvirtino žingsnius. Jie matys ir įtikės. Pastatė kojas ant uolos, sutvirtino žingsnius. Jie matys ir įtikės. Nauja giesmę giedosiu. Nauja giesmę giedosiu.